laikas įraše. Ir pradėsim, kaip visada, nuo įsiklausimo į kūno praktikos, į kūno skenavimo praktiką, dar vadinasi, į sąmoningumo didinimo kūne praktiką. Užsimerkiam, leidžiam savo giliau įkvėpti ir su iškvėpimu nukreipiam dėmesį į vidinę erdvę, atsispiriam, atsitraukiam nuo išorės, nuo reikalų, nuo atsakomybių ir paskiriam šitas 1,5 valandos grynai darbui su savo kūnu, jaučiant jį, būnant jame. Labai dėmesingai peržvelgiam savo kūną, pradedam nuo viršugalvio. Bandom pajausti plaukuotą galvos dalį. Galima apeiti visą plaukų juostą. Ta juosta, kuris skiria plaukuotąją galvos dalį nuo veido. Peržvelgiam veidą. Bandom pajausti veidą. Einam paskui pojūčius. Bandom pajausti galvos vidų. Sveiki visi. Labas, Rasa, mes jau bandom praktikuoti kūno skenavimą, junkis, pajaučiam kaklą. Leidžiame žemyn, pečių juostą. Rankas. Delnus. Pirštus, pirštų galiukus. Krūtinės ląstą. Pilvą. Visą nugarą. Stuburą. Sėdmenis. Sėdimuosius kaulus. Kirkšnis ir klubus. Kojas. Kelio sąnarį. Blauzdas. Pėdas. Nukreipiam dėmesį į kūno ir grindų sąlyčio taškus.
Bandom pajausti kūno svorį, išlaikyti dėmesį kūno svorio pajautime. Jaučiam, kaip kūnas slegia žemę. Ir kaip žemė priešinga jėga atremia ir palaiko kūną. Praplečiam dėmesį, pajaučiam savo kvėpavimą, kvėpavimo tekėjimą kūnų. Ir kaip kvėpavimas judina kūną. Kaip įkvepiant kūnas išsiplečia, iškvepiant susitraukiam. Pajauskit, kurioj kūno vietoj geriausiai jaučiat savo kvėpavimą. Išlaikykite dėmesį tenai. Leidžiam savo giliau įkvėpti, iškvėpti, atsimerkiam, atsispiriam sėdimaisiais kaulais nuo grindų ir išilginam stuburą. Pailginam stuburą, padidinam tarpus tarp stuburos slankstelių. Visų reikalingų raumenų pagalba bandom save išilginti, ištempti. Už pakaušio geriau save pratinti. Keliam rankas į viršų ir sudedam delną į delną. Bandom išilginti rankas, atverti pažastis ir ištiesinti rankas per alkūnes. O delnai sudėti suglausti, o žastai netgi apkabina ausis. Tempiamės aukštyn, ilgėjam. Ir dabar su įkvėpimu sukamės į kairę, su iškvėpimu į dešinę. Tiek, kiek leidžia šiandieną mūsų kūno galimybės. Bandom išlaikyti tą stuburo ilgėjimą, rankų neatpalaiduojam. Gali būti, kad tas pasisukimas bus tik tai vos, bet sukamės. Ir rankos, jeigu būna grynai statmenos į viršų, išilgai kūno, neleidžiam jom nueiti žemyn. Įkvepiam,
Sulaikom kvėpavimą, suimam tarpvietės raumenis, keliam juos aukštyn, ilginam stuburą, ilginam rankas, laikom raumenis, laikom kvėpavimą, iškvepiam. Atpalaiduojam. Su įkvėpimu keliam pečius į viršų, įkvepiam per nosį ir gerai prispaudžiam pečius prie ausų, iškvepiam per burną, numetam. Gerai prispaudžiam ir gerai numetam kartu su paleidžiančiu iškvėpimu. Lyg visą rūpesčių svorį numetam, paleidžiam. Kuo aukščiau, kuo stipriau prispaudžiam ir numetam. Paskutiniai 3 kartai. Atpalaiduojam rankas, pečius. Akimirkai užsimerkiam, nukreipiam dėmesį į vidinę erdvę, stebim pojūčius. Atsimerkiam. Nykščius priglaudžiam prie mažylio piršto pagalvėlės, 4 kumščiais stipriai apkabinam nykštį, ištiesinam rankas į šalis ir bandom maksimalius ratus sukti riešais atgal. Kvėpuojam laisvai, taip kaip kūnui patogu. Bandom sukti maksimalius ratus atgal mūsų kumščiais per riešus. Jaučiam visus raumenis, kurie dirba. Į kitą pusę sukam į priekį. Maksimalūs ratai, rankų nelenkiam per alkūnes rankos tiesios, dirba daugiau per riešus, per dilbius. Rankos lygiagrečios grindinėm. Dabar pasiimtumėm į rankas didelius šaukštus ir sukam rankas ir per riešus, ir per alkūnes. Lyg turėtumėm rankose paėmę didelį šaukštą ir maišytumėm košę dideliam puode.
juda rankos ir per riešus, ir per alkūnes. Į kitą pusę. Atmaišom, ką pamaišėm. Ir atpalaiduojam rankas. Ką padarysim pranajamą, kuris stiprina mūsų imuninę sistemą. Mes kvėpuosim vien tik tai kairę šnervę. Su dešinės rankos smiliumi uždengsim dešinę šnervę ir kvėpuosim ugniiniu kvėpavimu. Kai mes kvėpuojam viena šnervė, atsiranda didesnis spaudimas. Gali ateiti pojūtis, kad trūksta oro. Bandom nesustoti ir pereiti per tą diskomfortą. Mūsų protas gali po truputėlį, čia pasakyti angliškai žodis trigerinti. Gali artėti lyg tam tikro nerimo, tam tikros panikos, kai mums trūksta oro. Bet jeigu mes sugebam tą suvaldyti, kvėpuoti toliau ir neįkristi į tą mentalinę būseną, mes tokiu būdu treniruojam savo kūno proto sistemą. Jinai darosi atsparesnė visiems stipriems dirgikliams išorės. Jeigu jau bus taip, kad atrodys visai trūksta oro, leiskite savo giliai įkvėpti, iškvėpti ir tęskite kvėpavimą, nesustokite, gerai? O ši praktika yra 5 minučių. Mes šiandieną pakvėpuosime 3. Kas padeda stiprus pilvo judesys. Pasirašam, įkvepiam, iškvepiam, pradedam.
Įkvepiam. Sulaikom kvėpavimą, suneriam pirštus, krūtinės aukštyn, stipriai tempiam alkūnes į šalis ir pirštais laikom, neleidžiam, dvi priešingos jėgos. Sujunam tarpetę, stipriai ją spaudžiam, keliam aukštyn, ilginam stuburą, laikom, iškvepiam, atpalaiduojam dar kartą. Ir paskutinį kartą. Atpalaiduojam rankas, nukreipiam dėmesį į vidinę erdvę, suvokiam savo pojūčius, suvokiam savo būseną, stebim. Atsiprašom. Iškėsinam kojas į priekį. Padedam rankas šalia kūno. Bandom nugarą išilginti, patiesinti, kad nebūtumėm sugriuvę. Ir 3 minutės smūgiuosim pakinkliais į grindis. Kvėpuojam, nesulaikom kvėpavimo, kvėpuojam laisvai. Ir smūgiuojam pakinkliais į grindis. Tokiu būdu mes aktyvinam limfos tekėjimą kojomis, dirba kirkšnų limfmazgiai, gerėja kraujotaka mūsų kojose. Atsipalaiduoja įtampa raumenyse. Pašalinis šito pratimo poveikis yra jaunai, elastingai, sveikai atrodanti kūno oda, veido oda, viso kūno oda. Turime motyvą. Bandam tarti su kojom, kad jos mūsų klausytų. Kvėpuojam giliai, laisvai, organizmui reikalingas deguonis.
Ir dabar kitas 3 minutės pridėjus rankas. Bandom derinti rankų kojų judesį sinchroniškai. Ta ranka, kuri kyla, ta koja kyla. Rankos ištemptos. Jeigu norisi šypsoti šypsomės, jaučiam, kaip su kiekviena sekundė mūsų oda vis gražėja. Mūsų limfa vis laisviau teka. O profilaktika nuo visokių trombozių, nuo venų išsiplėtimo. Darom, liko tik minutė. Nepasiduodam. Atpalaiduojam rankas. Gulamės ant nugaros. Remsimės kūnais, remsimės mentim, galva ir rankom, pečiais. Kelsim klubus aukštyn, leisim juos žemyn. Darysim tokį klubų daužymą į grindis. Jeigu jūsų kryžkauliuose ar klubai yra stipriai išreikšti kauliškai, yra stipriai jaučiate kaulus, pasidėkit paminkštinimo po klubais. Šitas pratimas vėlgi atpalaiduos sukauptą įtampą iš mūsų dubens zonos, iš mūsų piršnų, klubų, apatinio dubens zonos, šlaunų, kojų, sėdmenų, kryžkaulio. Pasirašam, pradedam. Ir baigiam. Visiškai atsipalaiduojam, stebim pojūčius kūno.
Sulenkiam kairę koją. Pajudinam per klubą. Bandom paleisti įtampą iš klubo, palaiduoti klubo sąnarį. Ir kai šiek tiek išjudėjom, bandom rankų pagalba priartinti kairį kelį kuo arčiau kairio peties. Dešinė koja tiesi guli ant grindų, nepasikelia, nesusilenkia. Giliai kvėpuojam. Atpalaiduojam ir dabar dešinį kelį bandom artinti prie dešinio peties. Kažkur giliai kirkšnyje turi pasijausti tempimas. Gali būti, kad pas kažką klubo sąnariai ties sėdmenim tempimas pasijaus, galbūt pas kažką kirkšnyse. Pagal savo galimybes atidžiai, jautriai, neperspaudžiant. Ir bandom nepasukti klubo. Mūsų tik tai kelis eina. Visų kūno nesisukam. Kvėpuojam. Grįžtam atgal. Vėl gerai abiem rankom prispaudžiam kelį prie kairio peties. Ir dabar suimam dešinės kojos raumenis, pakeliam dešinę koją nuo grindų. Ir lyg į pirštus įsidėtumėm teptuką ir labai grakštūs lėti judesiai, bandant išlaikyti dešinę koją, kiek išeina tiesiai. Su įkvėpimu keliam, taip aukštai kaip šiandieną išeina. Su iškvėpimu leidžiam, bet nepadedam ant grindų. Derinam judesį su kvėpavimu. Ir paskutinį kartą. Pakeičiam kojas, ištiesinam kairę koją, sulenkiam dešinę koją. Iš pradžių pajudinam per dešinį klubą, kad atsipalaiduotų mūsų dešinė kirkšnis, dešinis klubas. Ir tada abiem rankom bandom priartinti dešinį kelį kuo arčiau dešinio peties. Kairė koja guli tiesiai ant grindų, nepakyla. Giliai kvėpuojam.
Pagaiduojam. Ir dabar dešinį kelį bandom priartinti prie kairio peties. Stebim pojūčius dešiniai kirkšny, dešiniame klube. Kiek prisiartinam. Mums svarbu tiesiog ištempti tuos giluminius vidinius raumenis. Grįžtam atgal. Prispaudžiam dešinį kelį prie dešinio peties, suimam kairės kojos raumenis, pakeliam kairę koją nuo grindų, pasiemam teptuką ir su įkvėpimu išlietą keliam, su iškvėpimu išlietą leidžiam. Bandom laikyti kairę koją kiek išeina tiesią per kelią ir kuo platesnė amplitudė ją judinti. Bet derinam judesį su kvėpavimu. Paskutinį kartą. Nuleidžiam abi kojas ant grindų. Ir dabar remsimės kulnais, mentim, pečiais, delnais ir galva į grindis. Ir pakelsim savo klubus ir juos laikysim. Šitas pratimas yra profilaktika nuo stuburo išvaržų, bet tuo pačiu ir apkrova ant stuburo. Todėl, jeigu jums bus labai sunku, galite sulenkti vieną koją ir pasiremti pėdą. Bet tada svarbu paeiliui pakeisti vieną koją, tai kitą koją. Aš pasakysiu tiem, kurie remsis pėdą, kada pakeisti koją. Kas gali, bandom tiesom kojom. Pasiruošiam, susikaupiam, pakeliam klubus, laikomės, kvėpuojam. Labai svarbu nesulaikyti kvėpavimo. Kas vieną koją laikė sulenktą, pakeičia į kitą koją. Išlietą leidžiam klubų žemyn. Pėdas padedam kilimėlio plotyje, sukam kelius į vidų ir atgal. Viršutinė kūno dalis visiškai atpalaiduota.
Pėdos tiesiog palaiduotos, tiesiog makaluojasi nuo to inertiško judesio. Klubų sąnariai irgi atpalaiduoti, jie tiesiog seka paskui klubus. Kvėpuojam giliai. Atpalaiduojam gerai veidą, kaktą, žandikaulį, pečius. Judesys pakankamai intensyvus, kiek išeina platus. Šitas pratimas taip pat padeda išimti giluminę įtampą, įsisenėjusią įtampą iš mūsų giluminių raumenų, mūsų esančių kirkšnyse, klubuose. Ten kaupiasi įtampa nuo kažkokio gilaus išgyvento nesaugumo, pažeidžiamumo. Nuo pojūčio, kad yra nesaugu, arba aš čia nepriklausau. Gali būti pojūtis darbe, kolektyve, gali būti asmeniniuose santykiuose, gali būti gyvenamoj vietoj. Tiesiog, kai mes nesam labai dėmesingi savo kūnui, mes to nepastebim. Tai vyksta pasąmoningai. Nelėtinam judesio, judinam aktyviai, bet labai svarbu giliai laisvai kvėpuoti, nes jeigu yra sulaikomas kvėpavimas, tai įtampa tik tai kaupiasi. Judam aktyviai, niekaip nelėtėjam, niekaip nemažinam amplitudės, bet tuo pačiu bandom išlaikyti visą likusią kūno dalį atpalaiduotą ir giliai laisvai kvėpuoti. Baimės ir nesaugumo jausmas iš tikrųjų labai stipriai dar įtakoja, paveikia mūsų kojų raumenis. Jie įsitempia. Mes neturim posakį, drebinam kinkas arba dreba kojos. Ir realiai, kai labai kažko išsigąstam ar bijom, jaučiam kojų drebėjimą. Dauguma jūsų jaučia. Dar šiek tiek. Ir baig. Ir tiesiog kūnam dėmesį pojūčiuose, kurie dabar atsiranda mūsų kojose. Blauzdose, šlaunyse, kirkšnyse, klubuose, apatiniai pilvo daly, ryškaulio zonai. Bandom sąmoningai tose pojūčiuose atsipalaiduoti.
dar šiek tiek skirsime dėmesio mūsų kirkšnim ir klubam, įtampos pašalinimui iš šitų zonų. Mes dabar sudedam pėdą į pėdą ir bandom priartinti tas pėdas ir kulnus kuo arčiau sėdmenų. Atpalaiduojam kirkšnis klubus, leidžiam keliams, kiek jiems išeina leistis žemyn ir stebim, kad apatinė nugara neišsiriestų. Kartais norėdami padidinti atsivėrimą čia mes labai išriečiam nugarą. Tai pilvo raumenų pagalba spaudžiam nugarą žemyn, o uodegą šiek tiek į viršų. Stumam savo sėdmenis, klubus žemyn, tolyn nuo savęs. Dabar per 1 centimetrą, va taip kaip kojos buvo atpalaiduotos, per 1 centimetrą pakeliam kelius aukštyn ir laikom. Laikom, nenuleidžiam žemyn, nekeliam aukštyn. Laisvai giliai kvėpuojam, tas itin svarbu, po kurio laiko mūsų keliai, mūsų šlaunis gali pradėti virpėti. Leidžiam tam virpėjimui ir drebėjimui būti. Tokiu būdu per drebėjimą, per virpėjimą mes paleidžiame giluminę įtampą iš savo kūno. Labai dažnai kūnas būtent per drebulį pašalina įtampą. Jeigu kas yra buvęs kažkokiose šokinėse situacijose, kur patiria šoką, gal tai avarija, gal tiesiog labai didelis išgąstis. Tada jaučia, kaip kūnas dreba, nors kūnui nešalta. Nors dažnai tai būna susiję ir su šalčio jausmu. Tokiu būdu mūsų kūnas pats bando paleisti atsiradusią pernelyg didelę įtampą. Adrenalino iškrova gaunasi. Kundalinė jogoje yra daug pratimų susijusių, kurie iššaukia drebulį. Būtent skirtų įtampos pašalinimui. Visi gyvūnai stresą paleidžia per drebulį. Katinai, arkliai, šunys, laukiniai gyvūnai. Jie nusipurto. Labai svarbu giliai kvėpuoti, nesulaikyti kvėpavimo. Gali iškilti ne itin malonūs pojūčiai, ne itin malonūs jausmai. Leidžiam jam būti, nesulaikom, nevengiam jų, nebėgam ir nesipriešinam. Mes norim, kad tai išeitų iš kūno. Giliai kvėpuojam. Labai dažnai tą mūsų pažeidžiamumą, nesaugumą mes slepiame po pykčio emociją. Kai tik kas nors pernelyg priartėja prie mūsų nesaugumo zonos, mes atsistojame į gynybinę poziciją, kaip ežiukai susisukam. Ir ginamės pykčio emociją, susierzinimo emociją, ir bandom atstumti. Tai yra išmokta strategija išgyventi, bet tai labai dažnai trukdo artimiems santykiams. Mums reikia išmokti būti savo, leisti būti mūsų pažeidžiamumui. Tai didelė drąsa.
Jeigu reikia, iškvėpinėjam per burną daugiau pasileidžia. Pakeliam kelius dar per 1 centimetrą aukštyn. Laikom. Leidžiam viskam, kas vyksta vykti, būti ir tiesiog giliai kvėpuojam. Per kvėpavimą paleidinėjam. Nei kovojam, nei priešinamės, nei kenčiam. Tiesiog iškvėpuojam. Leidžiam viskam būti ir iškvėpuojam. Per kvėpavimą paleidžiam visą diskomfortą, visą skausmą. Dar per 1 centimetrą aukščiau. Kakte, veidas, žandikauliai atpalaiduoti. Pečiai atpalaiduoti. Tiesiog giliai kvėpuojam. Jei kyla emocijos, leidžiam joms būti ir tiesiog iškvėpuojam. Per kvėpavimą jas paleidinėjam. Suvokiam jas. Tai mūsų mini laboratorija. Šiom dienom dėl įvairių apribojimų, dėl įvairių mūsų planų, plūdimų, dėl minčių, kad negalėsim susitikti su artimaisiais. Mumyse kaupiasi labai daug stiprių emocijų. Kūnas visą tą į save priima, transliuoja, jaučia. Mes bandome dabar pratimų pagalba paleisti, išlaisvinti kūną iš apivylimo. Per 1 centimetrą dar labiau pakeliam kelius. Galbūt drebulys persiduoda visam kūnui. Labai gerai, drebėk. Ir kvėpuok. Dar per 1 centimetrą labiau pakeliam kelius. Ir kvėpuojam. Ir iš lėto. Labai po truputėlį. Bandam visiškai suartinti kelius.
Labai labai patruputį. Ir kai suartinam, pakeliam kelius prie krūtinės ląstos, pasiūbuojame širdis. Ir dabar, kai žiūrim, kad už mūsų galvos būtų erdvės, būtų vietos, nes mes dabar mosime kojas už galvos, eisime plūgo asaną. Primenu, kad šitoj pozicijai nebegalima sukinėti kaklo. Pratęsiam rankas už galvos, įdedam pėdas į delnus ir bandom ištiesinti kelius tiek, kiek šiandieną mums išeina. Keliam sėdmenis aukštyn, svorį labiau pernešam ant pečių, smakras įspraustas į kaklo duobutę ir gerai išilgintas kaklas. Primenu, kad šitos asanos nedarom, kai būna menstruacijos. Jeigu šiuo metu yra jūsų mėnulio ciklas, tiesiog nuleiskit kojas žemyn ir akimirką pailsėkit. Būdami plūgo asanai, tiesiog bandom giliai kvėpuoti ir šitoj pozicijai atsipalaiduoti. Gali būti, kad kūnui yra sunku, bet ieškom gilaus atsipalaidavimo viduje. Leidžiam pailsėti savo kraujotakos sistemai, širdžiai. Padedam nuimti įtampą nuo pečių. Skydliaukėje viduriai. Ir dabar rankom pasiemam už kulnų arba už čiurnų, ten, kur jūs pasiekit. Ir rankų pagalba prilaikydami kojas labai iš lėto slenkstelį po slenkstelį leidžiam nugarą žemyn. Labai labai iš lėto. Jeigu prieinat vietą, kur jums skauda, pabūkit kelis įkvėpimus, iškvėpimus.
Jeigu nutinka trakštelėjimas, neišsigąskit. Labai gerai. Gerai ženklas. Kai baigiam gerai ištempiam kojas į viršų. Vienam ilginam, tiesinam kelius, ilginam rankas, ilginam kojas. Sulenkiam, palaiduojam, pasiūbuojam į šalis ir pasiūbuojam pirmyn atgal per visą stuburą. Bandom taip, kad labai tolygus būtų perėjimas. Nebūtų bumbsėjimo, nebūtų daužimo. Ir paskutinį kartą. Ir atsisėdam. Laikas kažkaip stebuklingai dingsta. Mes priartėjom prie to momento, darysim kryją. Dalis iš jūsų šitą kryją žino. Daliai bus nauja. O šita kryja, jinai skirta širdies centro atvėrimui, širdies energetinio centro atvėrimui. Visa tai, kas atveria tą širdies energetinį centrą, turi teigiamą poveikį ir mūsų fiziniai širdžiai. Taip pat turi poveikį labai stiprų mūsų vidiniai būsenai, padeda mums paleisti įsisenėjusias nuoskaudas, susižeidimus iš praeities, iš gelmių. O padeda paleisti kažkokį egzistencinį giluminį liūdesį, patraukti kaip širmas, kaip šydus, visą tai, kas atskiria mus nuo meilės. Įvairios situacijos, įvairūs gyvenimo įvykiai, įvairios patirtis, kartais mums uždeda lyg apsaugos ant mūsų jausmų, ant mūsų širdies, ar ne, mums baisu pasitikėti, mums baisu atsiduoti, mums baisu mylėti. Mes bijom išdavystės, mes bijom atstūmimo, mes bijom skausmo, mes bijom būti palikti. Ne? Ir dėl to po truputėlį tą savo širdį uždarom, užveriam, įdedam tam tikrą narvą, užrakinam, daug durelių su užraktais įvairiais ir nieko neprisileidžiam, nes kažkada ta širdis galbūt ir buvo realiai įskaudinta, realiai išduota. Bet dabartiniam gyvenime visą tai trukdo mums džiaugtis gyvenimu, mylėti gyvenimu, jausti palaimą, dėkingumą, nes mūsų siela, tai, kas mes iš tikrųjų esame iš esmės, tai yra meilė, tai yra palaima, tai yra dėkingumas, tai yra džiaugsmas, tai yra šviesa. Ir šitą kryją būtent daro tą tokį poveikį, patraukia visas šitas kliūtis, patraukia tuos visus mūsų ego sukurtus šydus, kurie mus skiria nuo šitos būsenos, nuo šitos meilės. Dabartiniai išoriniai įvykiai labai didžiąją daugelį dalių žmonių sukausto per baimę, sukausto per tokią nežinomybę, kas bus rytoj, per atskirtumo jausmą, per atskirtumo iliuziją. Net ir išoriškai kažkaip uždaryti, atskirti, mes viduje galime išlaikyti labai gilų, širdingą, šiltą ryšį ir jausti širdimi tuos, kurie fiziškai yra toli, bet mes jausti juos galime labai labai arti. Kartais net arčiau, negu kad jie yra fizinių kūnų arčiau mūsų. Šita kryja
visas laikas yra 11 minučių. Mes ir bandysim padaryti tas 11 minučių. Tai yra įmanoma. Susideda iš mantros sat, kar, tar. Sat, kar, tar. Jeigu toksai pažodinis vertimas būtų šitos mantros, ta mantra yra iš sikhų genties, iš kurios kilusi yra kundalini joga, reikštų Dievas yra tas, kuris veikia, Dievas yra tas, kuris daro. Arba Dievas yra tiesa, yra tiesos darytojas, ne? Kuri reiškia, kad per mus veikia Dievas, veikia ta aukščiausia jėga, veikia per mus. Mes esam tik tai galimybė jam veikti per mus. Fizinis kūnas, kuris gali jausti tiek pojūčius, tiek jausmus, išgyventi, patirti gyvenimą. Bet pagrindinis darytojas yra Dievas. Mes darysim tokį judesį. Su sap sudedam rankas į namastė, nykščių pagrindai prisispaudžia prie krūtinkaulio. Su kar mes lyg atveriam, su tar pratęsiam rankas į šalis. Delnai statmeni grindin. Sa, kar, tar. Sa, kar, tar. Sa, kar, tar. Yra muzika, yra įdainuota mantra skirta šitai kryjai. Tik aš nežinau, kartais zoomas, jisai neleidžia garsui eiti. Aš pabandysiu paleisti, jūs pasakysit, girdisi ar nesigirdit. Jeigu girdėsis, mes paleisim. Jeigu nesigirdės, tiesiog patys dainuosim. Bet net ir su muzika, mums svarbu barstu. Aš atsiparašau, čia dar įdėta visokių reklamų. Dar yra vienas niuansas. To aš greitai pataisysiu. Deja, šiandien su šita mantra, su muzika mums nepavyks padaryti. Aš po to jums atsiųsiu į grupę šitą mantrą. Rytinė grupė pradėjo 40 dienų praktiką. Tam, kad pajausti tikrąją kryjos galią, reikalingas laikas. Praktika kiekvieną dieną po 11 minučių 40 dienų iš eilės be tarpo. Jeigu nutinka tarpas, reikia viską pradėti iš naujo. Ir tada atsiveria visa ta kryjos galia. Rytinė grupė pradėjo kai kurie žmonės šitą 40 dienų praktiką, nes dabar yra labai palankus laikas. Tai yra astrologiškai yra labai sudėtingas laikas. Ką tik 14 dieną buvo Saulės užtemimas, 21 dieną bus Jupiterio Saturno apsijungimas, kuris įtakos irgi labai tam tikrus sudėtingus vidinius išgyvenimus, situacijas, atnaujinimus, praeities klausimų kažkokius pakėlimus. Todėl įvairios kažkokios reguliarios praktikos labai padeda mums išgyventi sąmoningai, išbūti šitą sudėtingą laiką. Todėl labai kviečiu prisijungti prie šitos praktikos, aš pati ją tęsiu kaip palaikymo grupiai. O dabar mes tiesiog darysim be muzikos. Va, šitą. Bet aš negaliu paleisti, pas mane sujungta su mano klausos aparatais. Ir dabar aš turiu tokį palengvinimą, kad man garsas eina tiksliai į ausinę. Bet aš dabar negaliu jo išjungti ir girdėsiu tik tai iš viena, jūs negirdėsite. Kitą kartą aš padarysiu taip, kad ir jūs girdėtumėte.
Pasirašam. Jeigu kas norit namuose, Augustė atsiuntė visiems nuorodą šitos muzikos. Galit įsijungti, bandyti daryti pagal ją. Pasirašam. Sudedam rankas į namastė. Pradedam. Sakartar, 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 sakartar,
sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar, sakartar,
pojūčius, į jausmus, į tai, kas yra. Leidžiam viskam būti. Sukuriam savyje priimančią erdvę, be jokio vertinimo. Visame kame atsipalaiduojam. Išlaikydami dėmesį viduje, ištiesinam kojas. Net jeigu dabar šilta, užsiklojam. Jeigu jaučiate įtampą apatinėj nugaroj, skirkite jai dėmesį. Pakelkit kelius, prispauskit juos prie krūtinės. Pakvėpuokit į apatinę nugarą. Pajauskit atramą į apatinę nugarą. Ir atramos pojūtyje leiskite apatiniai nugarai atsipalaiduoti. Skirkite tiek laiko, kiek reikia jūsų nugarai. Pasirūpinkit savo kūnu, pasirūpinkit nugarą. Jeigu įtampa atvėda, labai iš lėto, atidžiai ištiesinam kojas, paliekam tarpą tarp pėdų. Įpatoginam kūną. Ir atsipalaiduojam. Nukreipiam dėmesį į kūno ir grindų sąlyčio taškus. Į tas kūno dalis, kurios labiausiai patiria atramą į žemę. Pajaučiam kūno svorį. Su kiekvienu iškvėpimu sąmoningai atpalaiduojam kūną.